galbūt ne visiems yra žinoma, bet pačioj pradžioj NLP kūrimosi ir kūrimo procese, tai neurolingvistinis programavimas NLP buvo labiau terapinė technika, terapinė kryptis ir dėka Fritzo Perlso darbų, Virginijos Satir, tų 5 kategorijų, dėka Miltono modelio ir gebėjimo taip įvesti žmogų į transą. Autoriai, jie dirbo labiau kaip terapeutai ir kūrybinis procesas ir kuriamas buvo NLP labiau kaip nauja efektyvi terapija, terapinė kryptis. Tai jau pažįstamas Robertas Diltsas buvo vienas iš tų žmonių, kuris labai norėjo viską susteminti, susistematizuoti, kad mokyti kitus žmonės neurolingvistinio programavimo būtų lengviau. Robertas Diltsas yra toks vaikščiojantis algoritmas, gerąja prasme. Pas jį visur algoritmai, paskui puikiai tautas yra aprašytas, trigeris, operacijos, testas 2 ir exitas. Visi jo modeliai turi pradžią ir pabaigą, fantastinis autorius. Ir šitas modelis, kurį pristatau dabar, irgi Roberto Diltso darbo vaisius. Modelio paskirtis yra būdas, gebėjimas, modelis, taip mąstymo toks modelis, mąstymo elgsenos modelis, kaip surinkti informaciją, informacijos surinkimui. Tai reiškia, atėjo klientas, turit pašnekovą, jis turi, tarkim, problemą kažkokią, tai ir jums reikia surinkti daugiau duomenų. Jau žinot, tie, kas žiūrėjot, rekomenduoju pasižiūrėti įrašą apie meta modelį, kad surinkti daugiau duomenų reikia užduoti patikslinančius klausimus. Patikslinančius klausimus verta užduoti į tas vietas, kurios yra nors kažkiek neaiškus, kur nėra sensorikos. Sensorika apie reprezentacinės sistemas, rep sistemas, vaizdai, garsai, pojūčiai. Okay. Tai šitas modelis SCORE, šitas modelis, jis laikantis algoritmo, gali surinkti duomenis, gali surinkti informaciją, kaip žmogus suvokia situaciją, kas jį atvedė į tą situaciją, ko jis norėtų, kad būtų, kaip jis norėtų, kad būtų, kiek tas jo noras yra ekologiškas ir kokių resursų reikia, kad tai būtų galima įgyvendinti. Labai svarbus momentas. Sprendimų priėmimas ir sprendimų įgyvendinimas yra 2 skirtingi dalykai. Taigi šitas modeliukas yra daugiau apie sprendimų priėmimą, apie susitelkimą į sprendimus. Dėmesio, modelis SCORE. Matot, kad yra angliškas žodis, reikšmė gali būti rezultatas, taip ir pavadinkim, pasirinkim tokią reikšmę, kad SCORE tai rezultatas. Ir šitos raidės, jos truputėlį kita tvarka taikomos technikos metu. Aš jas labai greitai visas pristatysiu. S raidelė simptomai arba situacija, symptoms. Simptomai arba situacija. Žinot, kokie simptomai rodo, kad sergi paraudimas, temperatūra, kosulys ir taip toliau. Arba situacijos apibūdinimas. Čia kaip kam kas patinka, angliškas žodis arba pirminis variantas, tai yra simptomai. Tai yra ta situacija, kur aš esu. Ir čia yra pradžia. Šitos technikos taikymo pradžia yra būtent simptomai arba situacija, kur tu esi. Tai šitas mums svarbus atspirties taškas, kad būtų aišku, nuo ko mes pradedam. Toliau Robertas Diltsas atkreipė dėmesį, kad efektyvios technikos arba efektyvus konsultavimas yra tada, kai aišku priežastys, taip, kurios arba tie elgesio modeliai, kurie atvedė arba sukūrė esamą situaciją. Tai yra, šitie simptomai, jie neatsirado iš kažkur, tai kažkas vyko prieš tai. Ir antra raidelė C, kausis, priežastis. Tai yra tie elementai, tie elgesio modeliai, tas ryšys tarp praeities kažkokių tai įvykių, praeities procesų arba tų procesų, kurie vyko ir vyksta dabar, kurie sukuria tos simptomus. Ne? Tai jeigu žmogus ateina ir sako, aš esu nuolat, jo simptomai yra, sako, aš turiu problemą, aš labai esu pavargęs, neturiu jėgų, neturiu meilės gyvenimo ir taip toliau. Priežastis gali būti kokios? Jis gal naktim nemiega, arba prieš miegą labai daug prisivalgo, kaip idėja. Taip ir mes gali būti, kad netgi surinkę tokius duomenis jau vos nesprendimą tokią turim. Tai mums yra svarbus momentas, kad
simptomai arba situacija turėtų loginį ryšį arba priežasties pasekmės ryšį, kartais tai yra spėjamas ryšys, ta situacija yra dėl to, kad mes turim tam tikrus priežastinius elementus. Gali būti, kad reikės tiesiog ten pakeisti kažkokį elgesio modelį, jeigu jis vis dar tęsiasi iki šiandien dienos, kad būtų kitas rezultatas. Tai žinom simptomus, žinom priežastis, toliau raidelė O, outcomes. Arba rezultatas, arba o kaip aš norėčiau, kad būtų. Tai yra ta situacija, ta būsena, ta būklė, tas idealus paveikslėlis, mes mėgstam taip sakyti, idealus paveikslėlis, bent jau aš taip mėgstu sakyti, kaip norėtum, kad būtų, koks būtų idealus paveikslėlis. Kokio rezultato tu sieki, tai reiškia, kad vietoj šitos situacijos, ko žmogus norėtų, kas galėtų būti tas siekiamybė. Ir tie, kurie žiūrėjo įrašą apie modelį TOAD, situacija gali būti ir ta būsena žmogaus gali būti kaip T1 triggeris. Ne? O outcomes arba rezultatas gali būti kaip teisingai T2. Tai yra tas norimas rezultatas, ta norima būsena, ta norimas paveikslėlis, tas norimas pasiekimas, į kur žmogus nori nukeliauti, ką jis norėtų pasiekti. NLP visi modeliai tarpusavį susiję. Čia toks mažas lyrinis nukrypimas. Taigi, outcomes arba rezultatas. Ko nori žmogus arba kaip jis norėtų, kad būtų. Ir šitoj vietoj tiek situaciją aprašant, tiek priežastis aprašant, tiek norimą rezultatą aprašant, labai svarbu, kad vėlgi uždavinėti tos pačius meta modelio klausimus, tikslintis, kas, kur, kaip, ką ir klausyti, fiksuoti, kaip kalba žmogus. Kokie ten vaizdai, kokie ten garsai, kokie ten pojūčiai, kokie ten audio digitaliniai dalykai, kažkokie tai galbūt procesai, kriterijai, vertinimai, metodai, modeliai, šiek tiek vengiant, jeigu galima taip tikslinantis, kad būtų kuo mažiau kategorijų gerai, blogai, kuo mažiau vertinamųjų kategorijų. Gerai, blogai, skanu, neskanu, patinka, nepatinka. Nes tokios kategorijos, tokie žodžiai, jie nieko nesako. Sako žmogus, aš blogai jaučiuosi. Ir tada klausimas, o kas tiksliai vyksta? Kaip vyksta tas blogai jaučiuosi? Ne? Atskleisk daugiau duomenų, ne? Kokie vaizdai, garsai, pojūčiai, arba kas ten su tavim darosi. Ne? Tai norimas rezultatas irgi taip pat. Vaizdai, garsai, pojūčiai, kaip tu tai matai, kaip tu tai įsivaizduoji, koks tai būtų jausmas, kokia tai būtų aplinka, kas turėtų įvykti, koks pokytis nuo esamos situacijos turėtų įvykti, kad būtų ok, kas būtų galutinis rezultatas. Ir mes dabar matom, kad žmogus įsivaizduoja norimą ateitį. Na? Jau įsivaizduoja, jau kaip ir aišku, viskas ok. Dabar po O raidelės idealiu atveju gabus arba atsakingas arba į klientą orientuotas konsultantas, jisai ką padarys? Jisai įves tą kriterijų, kuris vadinasi efektas. Ir mes turim skirtingus vertimus, kelis skirtingus vertimus, dažniausiai tai yra ilgalaikis rezultatas arba ekologija. Tai reiškia, kad tas rezultatas, outcome, kuris yra pasiektas, jisai turėtų būti ekologiškas. Tai ką reiškia ekologiškas rezultatas, ką reiškia ekologiškas pasiekimas ir visas procesas, visas siekimas, kad siekiant to rezultato, nesugriauti kažko tai, kas yra svarbu ir vertinga. Kad išlaikyti, taip kad jisai įsikomponuotų, harmoningai integruotųsi tas procesas, tas rezultatas į žmogaus gyvenimą. Greičiausiai tekę yra girdėti, kad būna žmonės siekia karjeros ir dėl karjeros paaukoja teisingai sveikatą. Tai vat idėja yra tokia, ekologijos idėja yra tokia, arba ekologiškumo idėja yra tokia, mes daugiau spėliojam, mes nežinom, kad tai bus faktas, mes daugiau tikrinam žmogaus subjektyvę patirtį, kiek jis tai matė, girdėjo, svarstė, vertino, apžiūrėjo arba kažkaip kitaip pasigilino, kaip jam tai atlieps, ką jis turės sumokėti, kokia bus to tikslo kaina. Tas outcome kaip tikslas, ką jisai kainuos žmogui. Laikas, energija, pinigai, pažintis, sveikata, galbūt dar kažkas tai. Ką jam tai kainuos? Ir kai tai įvyks, ką jam tai duos? Tai irgi labai svarbu. Ar tas rezultatas ilgalaikiai perspektyvai bus ok?
tokį neekologiško pasirinkimo variantas galbūt galėtų būti toks, kažkoks tai toks tikslas, kuris yra galbūt pripažinimas ir visam pasaulyje būtų, kad tu ten pirmas kažkokį tai tenais veiksmą padarei, arba nedaug žmonių tai yra padarę, bet tai labai kenkia sveikatai. Tai reiškia 90% tikimybės, kad tenais žmogus praras sveikatą, bet jeigu tai išpildys, jeigu tai padarys, tai jis ten bus numeris 1. Čempionas, nugalėtas. Bet 90%, kad sveikata bus prarasta. Tai ar tai ekologiška? Nebent, kaip ten, didvyris po mirties, ne? Kad įrašą tokį kažkur įrašys enciklopedijai, kad buvo toks žmogus, rizikavo, padarė. Ne? Tai jo, bet mes kalbam labiau apie tokį adekvatumą ir NLP yra labai apie adekvatumą ir labai apie ekologiją, kad tavo pasirinkimai, tavo sprendimai įsikomponuotų. Tai nereiškia, kad NLP atkalbinėja žmogų kažko tai siekti, ne, jis labiau skatina, labiau galvoti, mąstyti, jausti, patirti, vertinti, kad ir kaip tai skambėtų, tą savo pasirinkimą, kad tas pasirinkimas būtų labiau tikras. Labiau išgyventas, labiau pajaustas, labiau įsisąmonintas. Ir dabar žiūrim, liko dar viena raidė, raidelė R, tai resursai. Kas tai yra resursai? Praeityje yra resursai, patirtis, žinios ir visi kiti dalykai, ką žmogus yra sukaupęs. Tuos resursus taikant čia ir dabar, ten, kur yra simptomai, ten, kur yra ta situacija, galima pajudėti prieki lik O raidelės, lik outcomes. Ir visko gali būti, kad, kai eina kalba apie resursus, kokių resursų reikia, kad pasiekčiau tą norimą rezultatą, bus keli tokie įrašai, kad tokie resursai, kurių žmogus šiandien čia ir dabar neturi. Tai ką mums sufleruoja šitas elementas, šita raidelė, kad bus subtikslas arba subužduotis surasti tuos resursus, paieškoti tų resursų, kas turėtų vykti, ką aš turėčiau išmokti, pasiekti, sužinoti, kad būčiau pakankamai turėčiau to resursų, siekdamas tą tikslą, to rezultato, to outcome elementų. Tai NLP pagrindinė taisyklė yra, kad prie esamos situacijos pridėk norimus resursus ir gausi norimą rezultatą. Tai apie tuos resursus labai dažnai eina kalba tokia, kad tai ne tik dvasiniai tokie resursai, ne tik fiziniai tokie resursai, bet jų daugiau yra toks rinkinys, mišinys. Tai tiek vidinis nusiteikimas, energija, matymas, įsitikinimai mano vidiniai, tiek tie išoriniai resursai, kuriais galima disponuoti, jie dalyvauja visame procese, kai žmogus nori pasiekti vienokį arba kitokį tikslą. Taigi, SCORE modelyje R raidelė resursai ir gali būti ir turimi resursai, o gali būti, kad užuomina, kokių resursų reikia ir kaip veiksmų planas, kaip aš tos resursus galėčiau susirinkti. Tai dar kartelį, šitas modelis labiau apie sprendimų priėmimą. Kaip, kur esu, kodėl čia atsidūriau, kur norėčiau būti, jeigu tai bus, koks bus idealus efektas ilgalaikiai perspektyvai, kaip tai yra ekologiška ir kokių resursų man reikia, kad aš ten nukeliaučiau. Ir jau kai žmogus tą duomenis tokius turi, jis jau priima sprendimą, ką su tuo daryti toliau. Modelis SCORE. Imkit, naudokit arba teikit mokytis NLP praktiką ir ten pasipraktikuosit su kitais mokymo dalyviais.